Kas būtų jei? Tai intelektualinis žaidimas, leidžiantis mums pažvelgti į praeitį kitaip, analizuoti lemtingus įvykius ir apmastyti, kaip jie galėjo pasukti kitų kelių. Alternatyvi istorija nėra tik išgalvotas pasakojimas, bet tai yra įrankis, kuris padeda mums geriau suprasti istorijos procesų sudėtingumą ir galimybės. Dažnai įvykiai, kurie mums pasirodo esantis neišvengiami ar nulemti, galėjo pasikeisti, jei tik būtų buvę priimti kiti sprendimai. Tai leidžia ne tik kritiškai vertinti jau susiklošiusius istorinius vaizdinius, bet ir atskleisti tai, kaip mūsų dabartis būtų buvusi kitokia, jei praeitie būtų įvykę kitokie pasirinkimai. Ši laida ne tik klausia, kas būtų buvę jei, bet ir skatina gilintis į praeities iššūkius, sprendimus, praleistas galimybės. Alternatyvios istorijos klausimai verčia mus permastyti savo santykį su praeitimi ir jos formuojamais įvykiais. Mūsų pirmoji laida skiriama Lietuvos valstybingumo aušrai, karaliaus Mindaugo karalystei. Ir jos tema, kas būtų, jei Lietuvos karalius Mindaugas nebūtų nužudytas 1263 metais. Šį klausimą perprasti mums padės Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorius Alfredas Bumblauskas. Žmonės paprastai svarstydami apie istoriją, mąstydami apie savo valstybę, kas joje gerai, blogai, atsigręždami į tą praeitį, jie vis tiek iškelia klausimą. O kas būtų, jeigu būtų? Ir čia turbūt prieš pradedant svarstyti visas temas, kas būtų, jeigu Mindaugas būtų išlaikęs karalystę, nebūtų nužudytas ir taip toliau, klausimas apie patį svarstymo galimumą. Kad istorikai, jie vis tiek iš tiesų nepabėga nuo to alternatyvų svarstymų, net jeigu jie garsiai neišsako. Nes jeigu priimame sprendimą šiandien, vadovaudamėsi ar kažkokiu noru, ar kažkokiais tikslais, ar galų gale kažkokia emocija, bet tą sprendimą priimam, bet juk galėjo sprendimas būti kažkoks kitoks. Jeigu mes vadovaujamės, veikiame taip, tarsi mes turime laisvę pasirinkti. Čia fundamentalūs klausimai yra, kurie visą laiką tarsi turėtų būti kiekvieno istoriko, noriu sakyti, minčių, bent jau pakaus kažkurioje vietoje. Bet dažnai mūsų chemikai priverčia taip negalvoti. Kodėl? Dėl to, kad reikia viską suskaičiuoti, viską sudėlioti lentynėlis ir pasakyti, kad tai yra mokslas. O jau šitie, ką pats iškėlė klausimą, jau ne mokslas. Nes taip tu įrodyti negali. Kaip tu įrodysi, jeigu taip neįvyko? Ką tu gali įrodyti? Ir iš tikrųjų, problema yra, kad jau kol istorija pasakoja tik tai tas, kas buvo, tai tas susiduriam su Aristotelio sena dilema. Kad istorija yra nuobodybė. Tai nesakė Aristotelis. Bet vienaip ar kitaip tas yra, kas kaip buvo, o poezija yra tai, kas galėtų būti. Tai istorija labai dažnai pritrūksta poezijos. Jeigu tik tai mes istoriją įsivaizduojam tą gryną empirinį mokslą, tai jame klausimas, kas būtų, yra toks vainas atrodytų. Ko čia dabar taip nerimtai užsiminėjai, bet jis kartu, jis pasako ką, kad istorija pati nusišalina nuo tų klausimų, kurie, man atrodo, istorikui visų pirma turi rūpėti. O kam uždėti per veidą? Antausį. Kas kaltas dėl ko? Kodėl istorija įvyko kitaip, o ne taip, kaip tu įsivaizduoji? Kodėl negalėjo būti geriau, gal kitaip? Kodėl jis toks durnas, o tas netoks durnas atrodo? Bet ne jis valdė, o kitas valdė. Pilna tų klausimų mes taip gyvenam kiekvieną dieną gyvensenoj. Savo dabartyje. Mes svarstom, kas kaltas už kolchozų išgravimą. Landsbergis, Vagnorius ar dar kas. Ar ne taip, Ir dar netgi sukariam šunys kažkokias, kad tas kaltas, nekaltas ir taip toliau. Tai štai, mano atsakymas ir būtų, kad kol istorija bėgs nuo to ir sakys hi, ha, kikens, tol istorija šiek tiek yra bedantė, bejėgė ir nuobodi. Tai
tada turbūt drąsiai galima pasakyti, kad neužmirškim, kad istorija nėra vien mokslas. Bet tai pasakydamas, aš išsigastu. Nes kai tu pasakai ne mokslas, paleidi tarsi tokią pragaro vartus. Visokiausioms nesąmonėms. Pilna tų tokių yra, tokių, pavadinkime, pseudo istorijų, kur tada apskritai nebėra jokios disciplinos. Dėl to aš manau, kad alternatyvi istorija yra tam tikras metodas, kuris yra reikalingas, jį labai reikia kaip vaistiniai. Taikyti labai tiksliai, kada tu pamatai, kada tas drugelio sparnelių virpėjimas gali kažką pakeisti. Kada vyko balsavimas 5-7, pavyzdžiui. Man visada tas labai svarbu susikremto. Tai palauk, tu jau pat gali būti 6-6. Kaip tada būtų? O čia viskas per sekundę. Tai va tas sekundės alternatyva man yra įdomiausia istorija. Kada ją sugausi? Paprastai yra pasakyti, o kokia gera būtų alternatyvos istorija, aš jau minėjau, man atrodo tau, kad Oskaro Milašiaus. Pati geriausia alternatyva. Mėnulis nukrenta ir ant Rusijos. Ir Rasijos visos ir visiems geriau. Atsigauna visi. Kad ir kaip gaila būtų Nagasaki ar Hirosimui nuskriaustų japonų civilių. Ką darys? Bloga šalis. O tokia alternatyva, bet kur nueisi? Netoli nueisi. Oskaro Milašiaus tokios vizijos ir peliks tik tai. Tai va, dėl to siūlau į tos kraštutinumus neiti. Tu mane šiuo atveju turi galvoj, kad aš nepasiduot turėčiau. Na tai vienas tų klausimų, apie kurį norėčiau šiandien kalbėti, yra Mindaugo karalystė ir Mindaugo nužudymas. Bet prieš tai būtent norisi kontekstą tokį įvest jūsų viena knygų, taip ir vadinasi Lietuvos istorijos kryžkelės. Straipsnių rinktinė didelė, kur būtent vienas iš dalykų, kurie yra pristatomi, yra tokie esminiai Lietuvos istorijos ne tik politinio sprendimo, bet ir civilizacinių lūžių momentai. Ir Mindaugo karalystė, Mindaugo krikštas, karūnavimasis, tarsi buvo mums civilizacinis šansas kiek anksčiau įšokti į tą vakarų traukinį, sakykime, ar ne, ką Gudavičius visą mūsų, sakykime, taip istoriją netgi senąją aprašo kaip tokį vijimąsi Europos, kada mes galų gale pilnai tapsim vakarais ekonomiškai, kultūriškai, taip toliau. Ir Mindaugas šitoj vietoje yra iš vienos pusės tarsi taip valstybės kūrėjas, jis sukuria Lietuvą kaip valstybę, galėtume sakyti, su istorinė atožvalga, ar ne, tai kas nutinka vėliau. Ir kita vertus neišnaudota galimybė tarsi lieka, nes dinastijos nėra, daugiau Lietuva karalystė nebetampa, kitaip viskas pasisuka. Bet tai kokią tą valstybę, prieš keliant klausimą, kas būtų jeigu, tai reikia suprasti, o kokią tą valstybę Mindaugas kūrė ir kokiais metodais. Jūs su profesorium Gudavičium jau esate apie tai kalbėjęsi, taip ir daug žmonių buvo papiktinti tuo. Pyk ir nepykė, bet niekaip kitaip nepaaiškinsi, dabar jau, man atrodo, mokslas priima. Yra kariaunų epocha, kada visuomenė laikosi ant plėšiamųjų žygių. Tai va, tai visą laiką Mindaugo ta istorija yra tokia grubi, žiauri, kruvina, beraštė. Ir išlenda žmogus, kuris vis dėlto sugeba turėti vienuolius su raštu, per Rygą, išsiaiškinti, kas iš ko susideda vakarų Europą, kas galios ten yra kokios, kas yra imperatorius, kas yra popiežius, kam pavaldus yra ordino riteriai, ko klauso jie, kam siūst pasiuntinį, kur nusiūst parbusą pas popiežių, kad išsiderėtų sąlygas. Čia kažkokia revoliucija iš tikrųjų. Buvo čia svarstymų, kad galbūt ir iki Mindaugo, gal, bet mažai tikėtina. Net jeigu ir buvo kažkoks įtakingas tėvas, kuriam, sako šaltiniai, nebuvo lygių Mindaugo tėvų. Ir Dausprungo, tarp kitko. Tai va, bet tik tai tiek nebuvo lygių, bet tai to, ką padarė Mindaugas, mes nematom pas juos. Vadinasi, vis tiek reikia sakyti, Mindaugas yra Lietuvos valstybės kūrėjas. Va, tai šitokiam kontekste mes turim svarstyti, ką padarė jis. Padarė turbūt. Tik kas pagalvoju, Dieve man. Žemaičiai priešai, Voluinė priešai, rusėnai, Livonija priešai.
iš tokios kebeklės išsisukt, apsikrikštyt, karūnuoti. 10 metų kurta, kad jau krikščioniška valstybė, nors yra aiškiai turbūt artistas yra Mindaugas. Nes rusų metraščiai sako, jo krikštas tai apgavingas, apgaulingas. Jis slaptai dėaukoja savo dievams. Nu kodėl ne? Aš nemanyčiau, kad čia didelio prieštaravimo. Jis ir toks, ir toks. Jis prieš vakarus, o gal kažkiek bando patikėti jo savo vienuolių, kristijonų berods. Bet kartu neatsisako ir tų kažkokių pagoniškų kažkokių reikalų. Čia visko gali būti. Bet vienaip ar kitaip jis 10 metų kuria krikščionišką valstybę. Ir aš manyčiau, kad mes, kadangi šaltinių mažoka, ar kartais net visai nėra, mes nematom to pradinio konversijos etapo. Konversija tai vadinamas tas krikšto ištisas jau kompleksas. Taip. Kad yra ne tik valdovo ir aplinkos krikštas, bet yra paprastai vyskupijos kūrimas, bažnytinės organizacijos, parapijų kūrimas, vyskupų ir kunigų aprūpinimas pragyvenimu, vadinasi, žemių suteikimas. Nu, žodžiu, tokios, pamato sukūrimas. Tai aš manau, kad prie Mindaugo buvo pradėtas daryti. Tik tai šaltinius nesispindi. Tai ir dėl to, po to patys popiežiai painiojasi, kad kitas sako, šviesios atminties Mindaugas. Niekas nenori prisiminti rusų šito, pavadinkime, šmeišto, kad Mindaugo krikštas tariamas. Romoje normaliai priimamas Mindaugas. Matyt, tie naujakrikštai tokie, visi tokie šiek tiek su monais visokiepsiais nori apgauti. Tai aš nežinau, ar atsakiau į klausimą. Čia milžiniškai čia Gudavičiaus knygą galima pasidėti ir vartalioti. Po trumpos pertraukėlės matysite tolimesnę mūsų diskusiją apie tai, kokią valstybę sukūrė ar galėjo sukurti karalius Mindaugas. Tema, kas būtų, jei Lietuvos karalius Mindaugas nebūtų nužudytas 1263 metais. Šį klausimą perprasti mums padės Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorius Alfredas Bumblauskas. Iš tiesų, su Mindaugo karalystė, kuri taip iškyla, iš tiesų tarsi iš miškų pelkių pradedama tverti, bet iš karto būtent, ką jūs nurodėte, yra tos priešystės įtampos, vis tiek nepaisant krikšto su ordinais yra labai sudėtingi įtempti santykiai, nors kažkiek jie taip ir tarpininkauja. Ypatingai keičiantis tą informaciją, diplomatiniai kanalai su vakarais, bet vis tiek tai yra iš esmės toliau geopolitinis priešas. Viduj turbūt irgi santykiai yra įtempti ir be abejo Žemaitija yra ir jau ir prie Mindaugo Žemaitija yra problema, dėl kurios visi kovoja. Ir žemaičiai be abejo turi ir savo nuomonę, savo poziciją, ko jie nori ir ko jie nenori. Žemaičiai turbūt labiausiai jaučia, kad tie ordino replės susispaus. Vienas nuo Tilžės ateina, o kitos jau Rygoje yra. Kiek to Žemaitijos? Sugniauš ir viskas. Tai žemaičių tas toks jautrumas krikšto atžvilgių ir toks atsargumas, net sakyčiau, tai suprantamas visiškai yra. O juo labiau, kad Mindaugui tai ir yra kaina, už kurią jis perka karūną. Žemaitijos užrašymas yragi. Žemaitijai užrašomi kaip pavadinkime, dovana ordinai. Tai kaip žemaičiai bus patenkinti jau labai, kai tu esi kaip asilas užrašomas kam nors. Tai turėkim galvoj, bet tas priešų, tas buvimas, bet vėl viską atkreipkim dėmesį. Viskas per Rygą. Turėkim galvoj, kad ar čia nebuvo, mes dar nepakankamai vertinta. Vytauto sūnus Vaišvilkas yra gavęs Naugarduką valdyti. Tai tas yra pirmasis aneksas mindauginis už Nemuno.
ten įkuriamas Laurušavo vienuolynas. Yra aiški stačiatikiška alternatyva. Vaišvilkas ir nudobiamasgi yra Voluinės Vladimirė. Ten buitinė, aiškiai, girtoklystė, muštynės, įtūžis ir panašiai. Gal nesigilinsim, bet kapo yra tradicija išlikusi. Žodžiu, į ortodoksinę krikščionybę, į Atėnų ar Atono, Švento kalno krikščionybę orientuota, bet pats Mindaugas aiškiai su Ryga. Juk aiškiai žinom, kad per Andrių Štirlandą, Livonijos magistrą, jis gavo karūnas. Ir karūnos buvo nukaldins ne bet kur, o Rygoje. Ir Mindaugui, ir Mortai. Žodžiu, jeigu atėjo karūnos, tai atėjo, jeigu tai buvo Vilniui, ko archeologai vis tiek abejoja. Nėra archeologinių duomenų toj katedros. Bet atėjo pro centrinį univermagą, centrinę cupą. Ten Rygos plentas, kur ateina Vilnių. Tai va čia tiek aišku yra. Na ir Mindaugo nužudymas ir jo šeimos tragiškas likimas irgi dažnai tai pristatoma tarsi su tokio apgailestavimu, paprastai, kas... Ir čia atsiranda tas toksai buitinės, sakykime, istorinio pasvarstymo, o kas būtų, jeigu būtų, o kokia ta Lietuva būtų buvusi, jeigu ji būtų toliau buvusi mindauginė. Ir būtų išlikusi, daugiau mažiau su ta kryptim, būtent vakarų krikščionybės, ne rytų krikščionybės ar kažkur bandymų iš dalies balansuoti, kad dalis ar ne elitų orientuojasi į rytus, dalis į vakarus ir panašiai. Bet kokia ta kryptis valstybės ankstyvesnio europėjimo galėjo būti? Kaip jis būtų galėjęs atrodyti? Ar jis nebūtų buvęs mažiau skausmingas negu iš esmės 1,5–2 amžiais vėliau vykstantis? Aiškiai mažiau skausmingas. Gedimino ašaros tai parodo. Užrašyta yra, Gediminas raudojo prieš, jau kaip pasakė, kad neapkrikštijos. Vadinasi, Gediminas po pusamžio, gerokai, po pusamžio, suprato. Ir Vytenis dėrėjusi, ir jau krikščionybė įsileido, ir Gediminas, ir Algirdas su Kęstučiu, apie Jogailą su Vytautu jau jie ir padarė tą. Žodžiu, visi suprato, kad su krikščionybė eina ne tik tai, pavadinkim, žydiškos kilmės pasakos. Čia visi dažnai sako, kas čia tokio? Mes be pasakų galim, kokie pagonys mėliai. Su krikščionybė eina raštyje. Cistersų vienuolynai, kurie jau Lenkijoje atsiradė, būtų jau buvę Lietuvoje. Tai dėl vienuolijos, dėl raštyjos. Ta raštyje, aišku, dar primityvi, bet vienaip ar kitaip lenkai pamažu pereina nuo lotyniškų formulių prie lenkiškų. Tai gal mūsų lietuviškos formulės, kurias mes žinom iš 16 amžiaus pradžios, būtų atsiradusios jau Žalgirio laikais bent jau. Galbūt jau būtent Žalgirį, kai aš vis laik galvoju, reiškia, kokioj nors prie Žalgirį, kai mišios yra Červinskė. Tai kokia kalba vyksta? Lietuvaičiai. Lietuviškai kunigai nemoka. Vadinasi, turi būti lenkiškai, jau priklausyti. Vadinasi, nuo Mindaugo laikų būtume pasiruošę lietuviškų formulių gal labiau. Būtume pasiruošę maldaknygę skaityti, katekizmą skaityti. Ar, kad ir kokioj formulė, pirmosius poterius. Iš to seka tolesnė raštyje. Tu pradedi mokintis, ką mes žinom šitose kokiuose nors trivium, kvadrivium, retorikos, logikos, gramatikos ir panašiai. Kai tu nevertini savo laikų apšvietos, tai tu nesupranti, kas ten įvyko, per kokias skausmingas kelius ateina. Rašo net akademikai, Vytautas nesukūrė universiteto. Jogaila Lenkams sukūrė, o Vytautas lietuvis. Mėlėjai, universitetui sukurti reikia visų pirma, kad dėstytojai būtų, ne bet kokie nesimėtantis. Jau Lenkijai jis per įtampą, Jadvyga abejoja, ar Jogailai pavyks. Reikia, kad mokinių būtų bent šiek tiek, kad parapinių mokyklų būtų. Tai kur, apie kokią svajonę čia svajojam, kad Vytautas nesukūrė universiteto. Tai va, šitame kontekste Mindaugo tas, kaip sakyti, pradėtas darbas, kai jis neįgijo tęsinio,
tai yra mūsų didžiulė spraga. Žodžiu, mes turime kelių šimtų metų atotrūkį. Ir tas kelių šimtų metų atotrūkis, jis pasijaučia Žalgirio mūšio epochoj. Rašto neturim, bet jeigu rašto neturim, tai neturim ko, mylėjai. Lakštinių šarvų, neturime cechų, neturime sunkiųjų iečių. Kur mūsų amatų cechai? Nėra, pirkt reikia. Iš Lenkų tų pačių, iš Krokuvos. Vytautas turi pirkt turbūt. Tai va, raštyje ir viskas, kas ateina su civilizacija. Ar ex oriente, ar ex occidente. Tai va, to supratimo apie pasaulį, jeigu mes būsime užsispyrusiai su krivėm krivulėm, neturėsim. Mindaugas Prasiveržė. Ačiū, profesorio.